Paskutinė stotelė Turkijoje buvo didingasis Efeso istorijos ir architektūros paminklas. Efesas yra jau prie Viduržemio jūros kranto, vakarinėje Turkijoje, ir kas planuojate važiuoti į Turkiją, tikrai aplankykite Efesą. Iš visų kitų istorinių išlikusių miestų jis skiriasi tuo, kad jame negana didžiulio kiekio išlikusių gatvių, aikščių, vieno iš didžiausių amfiteatrų visoje buvusioje Romos imperijoje, yra išlikęs ir turtingų romėnų namų kvartalas. Tai yra gražiai taip net atkurtas, bet išlikęs ir užkonservuotas kvartalas, kuriame galima pamatyti, kaip atrodė turtingų romėnų namai. Net yra išlikusios ir freskos ant sienų, galima matyti namų išplanavimą, ir tą didybę ir tą turtą, kuriuo galėjo tie romėnai pasipuikuoti. Taip pat gražiai padarytas toks interaktyvus muziejus, kuriame labai gražiai atskleidžiama ta Artemidės dvasia, kadangi Artemidė buvo ta deivė, kuris saugojo Efeso miestą dar nuo graikų laikų. Ir liktai iki šiol jinai tame mieste, to miesto sienos ir griuvėsiuose dar vis gyvena. Tai aplankiau Efesą. Tiesa, į Efesą aš nulėkiau iš Pamukalės autostrada per porą valandų, labai geros turkų autostrados. Bet ir paskui aplankęs Efesą, toliau vėl sėdau ant autostrados ir nuvažiavau į Češmę miestą. Tai jau nedidelis uostamiestis, netoli Izmyro. Pakeliui pamačiau ir pravažiavau faktiškai pro tuos dabar siaučiančius tenais miškų gaisrus. Atrodo iš tikrųjų kraupiai, kadangi kai pusė kalno dega, nuo jo eina visas debesis dūmų, tie dūmai šalmas aišku niekom nepadeda, per tas smalkės reikia važiuoti, per tą visą miglą, skraido sraigtasparniai, gesina tą miško gaisrą, bet panašu, kad bergždžiai, gal ten ir pavyks kažką jam užgesinti. Kitą rytą anksti atsikėliau jau viešbutėlį, greitai nuvažiavau į Češmės uostą, tenais praėjau visas patikras, turėjau susimokėti 16 lyrų arba 34 euro centų baudą už kažką, tai net nežinau už ką, sumokėjau ir tiek. Ir tokiu senoku, pavargusiu nedideliu keltuku persikėlėm mes per sąsiaurį tokį, kuris skiria Turkiją nuo Chijoso salos Graikijoje. Ir keltas kainavo beveik 100 eurų, nors kelionė truko vis labo 40 minučių. Ir tik motociklas mano buvo, tai ten 14 mašinų tas keltas kelia. Ir tą keltą visą kelią kilnojo per jūrą, taškė, blaškė, taškėsi ten viskas, bet atplaukėm kažkaip. Su ES pasu, žinoma, be eilės praėjau visas patikras, atsidūriau Chijoso saloj. Visą dieną pravažinėjau pro salą, apvažiavau ir vienuolyną ten tokį garsų ir keletą kaimų aplankiau. Toj saloj taip pat siautėjo miško gaisrai neseniai, tai taip pakankamai krypiai atrodė, kaip tie miško gaisrai tenais tą salą nusiaubę yra. Keletą ir namų sudeginę, ir ūkinių pastatų, ir šiaip taip kalnų šlaitai tokie gerokai padegė, ir medžiai sudegė, kankorėžiai apsvilę, taip pakankamai krypiai viskas. Po to vakare jau keltas į Atėnus. Tai vakare 10 vakaro atplaukė toksai laivas, jau didelis, geras, toksai didelis keltas, skirtas automobiliam, žmonėm, motociklam, krovininiam mašinom, viskam tikrai ten daug visko telpa. Tai vakare ten visi sulindami tą keltą gražiai, daug ten tos vietos, aš turėjau privačią kajutę nusipirkęs, bet negana to vis tiek mažai miegojau, tik kokias 5,5 valandos gal, nes 5:30 jau pradėjo žadinti visus, jau lipkit lauk iš kelto, atplaukėme į Atėnus. Atplaukėme į tos Atėnus, išvažiavau iš to kelto, ką ten daryti Atėnuose 7 ryto. Nuvažiavau į Akropolį. Akropolis atsidaro nuo 8, tai ten kol palaukiau dar, nusipirkau bilietą, užlipau į tą Akropolį, apėjau, padariau keletą nuotraukų, jau nuo pat ryto pilna turistų, visi fotkinasi,
kažkokie gidai, kažkas kažką veikia. Nieko iš tikrųjų įspūdingo, aš tikrai galvau, kad ten bus kažkas daugiau, didingiau ir įspūdingiau. Na ir nuo paties Akropolio matosi patys Atėnai, tai, na, metropolis ir metropolis. Nieko daugiau aš ten įdomaus nepažiūrėjau ir išdūmiau aš iš tų Atėnų jau link Korintijos į Peloponeso pusiasalį. Tenais pačiam pusiasalio pabaigoje netoli Petros miesto. Vakare jau nuvažiavau į kempingą. Tokiam labai gražiam kempingė ant jūros kranto, labai graži infrastruktūra, labai fainai įrengtas. Tokiais lenkais, motociklininkais pakalbėjom, pabendravom, vakare nuėjom į žuvies restoraną, pavakariniavom. Nu ir palapinę išsimiegojau. Na, iš tikrųjų, tai palapinė miegojau dėl to, kad turėjau šią, nes šiaip paprastai tai čia viešbučiai nebrangus, galima tikrai viešbučiuose labai gerai išsimiegoti. Bet kadangi už keltą mokėjau pakankamai brangiai, tai, sakiau, kompensuosiu skirtumą ir liksiu prie viešbučių kaino vidurkio, tai brangų keltą už vieną naktį iškeičiau į vieną pigią naktį kempingę palapinį. Kitą rytą atsikėliau, gražiai susipakavau daiktus ir išdūmiau link Meteoros. Visą dieną važiavau, vingiuotais pakankamai keliais, Petros tas tiltas labai gražus, didelis, įspūdingas, 2 km 880 metrų berods, pakabintas toks kabantis tiltas, labai didelis, baltas, gražus, šviesus. Pusė dienos buvo labai gražus kelias, įkalnės, nuokalnės, keliukai, serpantinai, ežerai, kraštovaičiai, viskas. Nu ir staiga bats ir baigėsi asfaltas. Pasirodo, aš pasirinkau kelią, kuris kilometrais šiek tiek trumpesnis, bet laiku nevelnio. Asfaltu galėjau važiuoti aplinkui, norėjau tiesiai, tai užvažiavau tokį žvyrą, tokį bekelį, žvyrkelį miškų laukuose, motociklo padangos plentinės, tam nepritaikytos, tai va, aš ir grūdausi kokias 2 valandas. Jau buvo strioko baimės kaip reikiant. Bet šiaip ne taip, iš lėto, atsargiai, baigėsi galų gale tas mano košmaras per tos kalnus, ir atsivilkau aš čia į tą Meteorą. Miestelis prie pat Meteoros, irgi atvažiavau pradžioje į kempingą, bet kempingas buvo diena naktis, palyginus su to, kuo aš buvau prieš tai, toks gerokai apleistas, žmonių nedaug, matosi ten tokie visi šeimininkai tokie maždaug, atvažiavai, ten rinkis pats vietą, grūskis čia ir nakvok maždaug. Pasižiūriu, naktį bus apie 27 laipsnių, bus karšta miegot, vėl saulė pasišvies, tai pasiėmiau viešbutį. Irgi pakankamai nebrangiai, labai fainu, su baseinu, gražiai prie pat Meteoros. Ir dabar šiandien visą dieną praleidau Meteorai, bet detaliai apie Meteorą jau bus kitam video. Tai ačiū, kad žiūrit ir sekit mano kelionę, jinai jau į pabaigą, jau judu namo, ir noriu šiek tiek jau namo, jau užtenka galbūt šito važinėjimo. Ačiū labai kol kas žiūrinti, iki.